Sveiki visi, kągi visus su kovo 11. Turim šiandien antradienį, nedarbo dieną. Tai truputėlį padirbėjom namuose. Ir kaip sakiau, bus antras video apie žadėtą parsivežtą daiktą parodyti. Kadangi taip gavosi, kad išėjo kovo 8, kai vežiaus, tai visko neparsivežiau, grįžom vėlai vakare, tai video nesukau, sekmadienį norėjos pailsėti irgi, žodžiu, taip ir nebuvo kada, vakar irgi pirmadienis, darbai, dažymai. O šiandien turim nedarbo dieną, tai truputėlį padirbėjom vėl prie namų. Žmona jau matau ir šiltnamį susiruošus. Aš pasisodinu salotą, ridikėliai. Ne, čia nieko nesimatys. Truputėlį nulėkėm iki miško, malkų parsivežim. Žodžiu, tokia turininga diena ir šiandien parsivežėm likusius daiktus, bet ir tai dar ne visus, dar teks daryti trečią reisą, bet galiu parodyti, kas čia yra. Netempsiu gumos. Einam pasižiūrėsim. Aišku, dar prie jo darbo tikrai yra daug. Daug ko dar trūksta, bet viską savom laikę. Volia. Vienas kolega buvo atspėjęs, kas bus. Kaip matot, lėktuvėlis, ultralengvas. 115 klasiai, kur nereikia jokių licenzijų, jokių registracijų, jokių velnių. Sėdi ir skrendi. Svarbu, lėktuvas svertų nedaugiau 115 kg. Dabar nežinau, kiek šis svers, bet nėra kas veikti. Pakelti jį. Būtų vienam paimti kaip už centro, tai vienas su dviem rankom pakeltum, nes be sparnų tai su viena ranka pakeli visą fizioliažą. Kaip matot, paprasta schema. Aišku, tų variantų yra daug. Aš čia nešneku apie tuos, kurie domisi aviacija, skraido ir taip toliau. Čia tų nuomonių visokių, aišku, bus. Bet šiaip šneku paprastiems žmonėms, kurie dar nėra susidūrę ar domisi, bet pati pradžia. Tai va ką užmiršom parsivežti flaperonus. Daug kas sakys gal aileronai, bet čia yra flaperonai, dėl to, kad čia yra pakabinami atskirai. Aileronai yra, kur išlindė iš sparnų. Čia yra flaperonai. Tai va, kaip sakant, dalis valdymo padaryta. Ten dabar nekreipkite dėmesio, padėta porą plytų, hantelis, nes be variklio man, žodžiu, uodega nusveria žemyn. Tai norėjau, kad stovėtų ant rato. Ką galiu pasakyti? Uodega yra nuo vadinamo LAK 16 kalakuto, kur vaikus mokino sklandytuvo. Bet čia reikės perdaryti vieną dalyką, dėl to, kad čia yra silpna vieta ir lūžta jų uodega. O čia vis dėlto pagrindiniai vairai, žodžiu, šitą mazgą perkelti reikės čia. Nes
Čia mažas petys paliktas, čia ilgas ir už to stripelio nulūžta uodega. Žodžiu, čia toks niuansas. Sparnai. Sparnai yra irgi mokomojo lėktuvo. Zylės. Naujai pervilkti. Naujai sutvarkyti. Nuceilonuoti. Žodžiu, spyriai profiliuoti. Čia yra plastikinė lingė. Matot, kaip viskas paprastai. Vienas varžtukas, apkaba, viskas. Na, čia va, stabdžius reikia sugalvoti. Dasibaigti valdymus. Gazo trosus prisitvirtinti. Sėdynės, na, žodžiu, dar reikalų yra tikrai nemažai. Čia, kaip sakant, šiai vasarai niekas nieko nesvajoja, kad būtų padaryta. Kitai vasarai, nu, gal, nežinau, bet abejoju dar. Na, žiūrėsim, sakant, nežinai žmogus, kas bus. Bet jau nemažai yra padaryta. Dėsis variklis dvitaktis, 447, rotaksas. Šitoj vietoj reduktorius, propeleris. Žodžiu, būtų galima dėti kažkokį, nežinau, yra dabar tų variklių naujoviškų. Mažų vieno cilindro, ten 25-30 arklių. Bet nesinori to zvimbimo ir, kaip sakant, tiek kad lėktuvas tik skristų su tokiu varikliu. Norisi turėti truputėlį atsargos, kad variklis būtų galingesnis. Tai daug YouTube mačiau ir ukrainiečiai, ir rusai, ir amerikonai, kaip sakant, na, amerikonai gal mažiau, bet daugiau šitoj pusėj. Tai daug kas susidėjo 447 rotaksus ir puikiai skrenda, kyla. Tai šitokiam lėktuvėlį dabar ką aš turiu, jeigu būtų netgi ir užsparniai, tai būtų galima nuo šito kampo iki šito kampo. Čia yra 50 metrų, aš garantuoju, su užsparniais. Kas nežino, tai čia yra, kaip sakiau, flaperonai būtų pusė ir pusė būtų užsparniai. Tai su užsparniais pakiltumėm, manau, nuo šito kampo iki nuo kampo. O dabar aš turiu pievą nuo čia, na, ne aš kaimynas, bet iki ten, matosi, 270 metrų. Toliau nuo namų kelias tarp laukų ir nuo kaimyno galima drąsiai kilti keliuku 300 metrų. Už kaimyno visi laukai po 350 metrų. Ir čia yra dar, sakykim, kaip sakiau, va šitoj vietoj statysis paprastas ant polių karkasinis, tam, kad įvaryti tą lėktuvą. Uodegos susilanksto, tai labai aukšto nereikės, nedidelis, galvoju bus didesnis, bet labai nedidelis šitas gaunasi angariukas jam. Tai čia netgi galima kažkokį užsakyti, gal tentinį. Žodžiu, jeigu čia, sakykime, statyti laikymui angariuką, tai tiesiai išvažiuoji keliuku, fokusuoji pirštą. Šitas laukas yra kažkas apie pusę kilometro ilgio ir 200 metrų pločio. Už jo yra kilometro ilgio ir kokių 400 metrų pločio iki pat ano miško, nes čia iki miško yra kilometras. Žodžiu, aš laukų čia turiu skersai, išilgai ir kur nori ten bus galima leistis, bet bandysim su tuo žmogum pašnekėti. Čia tik žolę pjauna, daugiau nieko nedaro, kad juostą susitvarkyti ir pasidaryti pakilimo taką bent kokius 300 metrų.
Tai va, šiandien darbuojamės paskutiniai. Dega šiukšliai. Va, kaip ir prūdas papilnėjo po tiek dienų, praktiškai pilnas. Kaip sakiau, keliauja ten iš upelio. Dar iki laiptuko daleisim ir daleidinėsim šitą. Aišku, savaime kyla irgi, bet labai lėtai. Tai mes visą laiką dapilam. Štat nėra tutų gyvenime žuvis padviesus. O žuvies tikrai daug. Karpiai, amūrai, plačiakakčiai, žodžiu, šapalai, visokie velniai. Visokie velniai čia yra. Anas tai yra pusiau tuščias ten. Kelios raudės, keli karosai. O čia yra daug. Tai va toks aparatas chebrytė. Daug kas sakys, aš garantuoju, čia aišku. O čia užsimušė, čia nesąmonė. Na, yra taisyklė. Ore kuo greičiau, ant žemės lėčiau. Viską reikia daryti su protu. Ir viskas bus gerai. Nereikia durniuoti, nereikia kvailiuoti. Jeigu tu skraidai su tokiu lėktuvėliu, tai tu skraidai ramiai. Jeigu tu nori pilotažą, eini mokinies ir skraidai su pilotažiniu. Nori ten dar su sklandytuvais po kalnus kažkur palakstyti virš kalnų, kaip sakant, virš debesų. Eini su sklandytuvu mokinies. O čia yra, kaip aš sakau, oro motociklas, kuriam nereikia teisių, nieko nereikia. Ir mes jį pasibaigsim. Sparnų dabar ilgis tikrai nepasakysiu. Kažkas tai 3,50 gal vienas sparnas. Kažkas tokio. Tai va, žodžiu, toks projektas. Žiemai sparnus nuimsim, nešim į pirtį. Pirtis tik nepadaryta. Pasiruošiam vietą irgi. Vieną pusę atsikraustėm. Čia reikės šiemet sudėti medieną irgi ant tų polių. Na, bet čia kitas video atskiras. O, pirtelė. Grindys sudėtos, ant galvos nelyja, tai sparnai telpa drąsiai, nes čia yra 6 metrai kažkas, ar 5, na žodžiu telpa. Čia be važiuoklės ir pats lėktuvas tilptų drąsiai, na tik tai su uodegam, manau, nelabai. Na, o gali ir tilptų. Ne, tilptų, meluoju, taip atrodo. Žodžiu, žiemai būtų galima čia, bet žiemą norėsis ir pasikrapštyti prie jo. Turint laiko, aišku, čia nesėdėsim kiekvieną dieną, nes aš garantuoju bus dabar komentatorių, kaip visą laiką pas mane. Čia, laukit, kas čia buvo, kažką dariau. Ai, porą kartų išvažiavau su metalo ieškikliu, prasidėjo komentarai. Čia prieš kokius 1,5 mėnesio gal. Tai, tipo, jau darbai baigti, jėgainių ten nedarysi, nedažysi motociklų, nu tai žmonės biški jūs, čia aš į tuos kreipiuos, kur taip šnek. Jūs biški jauskit skirtumą, kur yra pramogos, kur yra laisvalaikis ir kur yra darbas. Ką jūs čia galvojat, kad mes sėdim ir dažom tik jūsų detalės nuo ryto iki vakaro? Tikrai ne. Nejuokaukit, yra tam valandos ir mes dirbam taip. Niekas, kaip sakant, neprivers ilgiau dirbti ir... Be, žodžiu, nesmėvi čia, turiu minėti tokių komentatorių atsiras tikrai. Tai va, chebrytė, viskas. Parodžiau, jau šalta, eisiu namo. Toks aparatas. Dabar ieškom variklio, tai kas matot, gal netyčia video žinot, tai būtent labiausiai domintų Rotoksas 447 oro aušinamas. Po to yra Hirtas, tik neatsimenu koks, irgi 2 cilindrų.
Ir dar kažkoks Rotoksas yra 337 berods 2 cilindrų, nu jisai ten biški silpnesnis, 35 arklių. Na, bet žodžiu kažką iš tų variklių. Nes, sakykime, siūlė 462, tai per sunkus, nes vandenį aušinamas jau, pats variklis daug sveria, po to nebetilpsim į svorius. Reikia, žodžiu, lengvuko, kad svertų ten, aš nebijau pameluot, kiek Rotoksas 447, manau pilnas jis ten gal 40 kg sveria ir kiek. Tik tais, nes čia sakau, trečdalis sudaro variklio svoris, visas lėktuvas yra lengvutis. Na, aš jį paskui pabandysiu per svorio centrą pasikelti, tik tais galvoju kur, be sparnų tai va, kur pakelčiau, įvaryčiau čia, užkabinčiau, fokusuoju pirštą ir čia savo su dinamometru pakeliu svarstyklėm. Kągi, viskas, baigiam video, einu dar pririšiu, įkalsiu porą strypų, šiandien jau neardysiu aš jo, pririšiu prie sparnų mazgų, per naktį stoju, nieko čia jam neatsitiks. Tai va, kam įdomu, bus tolimesni video, pažiūrėsim kiek surinksim peržiūrų, laiko, nes pirmoji daly žiūriu nelabai kas domėjos, tai Jeigu nebus peržiūrų bent jau ten 1000 ar 2000, tai tikrai nedarysim daugiau tų video su lėktuvu. Kas norės parašys asmeniškai. Kągi, viskas chebrytė. Visiems gero vakaro ir geros likusios savaitės. Sveiki visi. Kągi, turim šeštadienį. Truputėlį darbavomės miške, dabar grįžom, ardysim lėktuvą lauko, kaip sakant, sparnus nešim pasidėti į šitą pastatėlį, nes, kaip sakiau, biškį darysim modifikaciją, vis dėlto nusprendėm pakeisti šitą, išmesim lauku, šitą patinį, šitie liks, žodžiu, išsimes šičia visas tas, dėsim bendrą 100 tokį vamzdį, nuo priekio iki pat galo, liks tik tais šitie apatiniai, ir nebeliks, žodžiu, trosų į sparnus nebereikės, nes kiekvienas trosas irgi pasipriešinimas, nes konstrukcija viskas tvarkoj, bet nusprendėm, kad dėsim bendrą tokį vamzdį, kaip pas vadinamą tapkių arba pas yra bulgarų lėktuvas dar solo, tai žodžiu eina viršutinis vamzdis apvalus arba keturkampis ir vientisas, tada nereikia nuo sparnų dar papildomai trosų, visokių makarajų. Na, dėl uodegos dar nežinau, dėl kol kas paliekam tą pačią, žadėjom truputėlį gal mažinti, bet turbūt paliksim šitą. Žodžiu, darysim modifikaciją tokią, po to truputėlį keisim fermos vamzdelius, dėl to, kad truputėlį man per trumpą gaunasi kabina, nes mano ūgis apie 1,90 m, tai truputėlį labai sulinkusios kojas sėdinti, žodžiu. Šitos perkelsim į šitą tašką, šitos atraminius atvirkščiai į šitą tašką. Tada 15 apie 20 cm man nugara pasislenks, bus tada viskas labai gerai. Nes dabar sėdint, ten sakau, dabar plytos sudėtos, pedalai, tai gaunasi, kad ant vairalasdės labai sulenkti kelienai, žodžiu. Čia labai pats tas būtų 1,70 m.
ūgį. Na, mano 1,90 m beveik, tai man reikia biškį pasislinkti. Žodžiu, imsim sparnus lauko, nes rytoj pranešu didesnį vėją. Nors ir dabar buvo sniego, bet buvau uždengęs su plėvele sparnus. Bereikalingai čia jo nekepinsim ant saulės, ant lietaus, kaip sakant, ant sniego. Nes pirmiausia pradėsim darbus nuo fermos, nuo vamzdžio, žodžiu. Pirmiausia fizioliažas, po to eisim, jeigu reikės kažką daryti prie sparnų jau paskutiniai vietai. Nes vis tiek ir variklis dėsis, sėdynės tvirtinimas, skidelio montavimas, žodžiu, dar valdymo trosai. Į aukštumos vairus reikia nuvesti. Na, žodžiu, toks trumpas video. Kaip sakiau, kai kažką darysim, bus video, kam įdomu, nes žiūriu daug susidomėjusių, daug kas rašė asmeniškai. Ir rytoj važiuojam parvežti dar vieną lėktuvą. Ten yra vienvietis, su uždara kabina jau, bet jau ten nebe 120 klasės, ten kažkas sveria 160 kg su Rotoxu 462, vandeniu aušinamas jau bus. Ir padarysim video, nes ardysim, krausim ant priekabos, parsivešim namo. Ir jisai yra, jeigu kam įdomu, parduodamas, galėsit kreiptis. Bus papasakota daugiau. Na, žodžiu, rytoj kelsiu video, nuotraukų, pafilmuosiu kaip kas, kol neišardytas, kaip atrodo. Viską padarysim, gal daugiau. Ir papasakosim apie visas jo, kaip sakant, charakteristikas. Kągi, susitiksim kitam video ir kelsiu kitą dieną. Na štai, išardėm lėktuvą, įvarėm į pastogę. Žiūrėkit, kiek tik tais vietos užima. Čia pastogė yra 5 ant 7. Nuo čia iki čia 5 ir nuo kampo iki ilgis 7. Tai realiai tokiam lėktuvėliui užtenka 4,5 metro ilgio ir 2 metrų pločio kažkokio tai pastatuko be sparnų. Jeigu nuėmus sparnus, uodegą nuėmiau, bet galima ją užlenkti. Na, aukštis 2,30 gal gaunasi kažkas tokio. Kompaktiškai tilpo. Aišku, paukojom vieną mašiną išvarėm, bet mašinai nieko neatsitiks, o čia geriau jau nepūdyti, nelydyti. Telpa drąsiai. Tai va, kam įdomu, kiek toks lėktuvėlis vietos užima. Kągi, iki rytojaus, sekmadienį lėksim parvežti dar vieną lėktuvą, kaip sakiau. Parodysim video, foto, daugiau išsamesnės informacijos, gal kažkas susidomės. Gerai, kol kas visiems gero vakaro ir iki pasimatymo rytoj. Sveiki visi, nu kągi, sekmadienis, žadėtas video, bet taip gavosi, kad kito lėktuvo nebuvo kada filmuoti, nes reikėjo staigiai išrinkti, vežtis namo, nes prasidėjo lietų šlapdriba, tai bus keletas nuotraukų ir prie tų nuotraukų truputėlis komentarų apie patį lėktuvą, kaip žadėjau. O čia parsivežėm vamzdį, parsivežėm flaperonus, tada kur neparsivežėm,
Aišku, reikės truputėlį pasitvarkyti, persidažysim ir bus viskas liuks. Žodžiu, vamzdis šimtinis, 5 metrų, 2 mm. Kaip sakiau, dėsim čia. Vietoj šito 4,50 m, nes dar 20 cm pailginsim priekį, nes truputėlį reiktų uždėjus variklį tada daryti kažkokį tekint iš aliuminio, žodžiu, perėjimą, kad propelerį paslink. Tai mes 20 cm į priekį ilgesnį vamzdį padarysim ir viskas. Čia, kaip sakiau, trosai išsimes. Vamzdžiai kai kurie pasiliks, kai kurie išsimes. Na, žodžiu, pamatysit eigoj. Čia vėjo jėgainės, kas nežinot, sraigtas 5 menčių. Na, tai koks lėktuvas, koks sraigtukas. Kągi, įsikraudinėjim, nes prasideda lietus, šlapdriba pareina, rodo sniegas netgi naktį. Flaperonai tiesa yra ne mediniai, iš stiklo audinio, bet tikrai nesunkus, palyginus lengvučiai. Neblogas profiliukas, žodžiu, tik tais pasitvarkyti, pasišveisti ir persidažysim, kai dažysim visą lėktuvą. Na, vamzdis toks. Nereikėjo pirkti. Tėvukas turėjo, tai dabar dėsim šitą vamzdelį. Nu kągi, toks trumpas video, kai darysim kažką, naujus darbus, viską parodysim. Foto bus, video bus, kam įdomu, apie 120 kg klasės lėktuvėlį. Kągi, visiems gero sekmadienio likusio ir susitiksim kitose video. Iki. Sveiki, draugai ir kolegos, aviacijos mėgėjai. Kągi, atsimenat, buvo keletas pirmų video apie šitą mano projektą. Tai turim savaitgalį, prieisim truputėlį padirbėti. Ką norėjau pasakyti, nes daug kas klausė, daug kas rašė, čia ir kaina, kur pirkot ir panašiai, tai iškart galiu pasakyti, čia yra savadarbis. Na, prie ką dabar matot padaryta, negaliu pasakyti, kad kažką prisidėjau, nes čia yra mano tėvuko darbas. Yra ankstesnių lėktuvų padaryta, skraido Lietuvoje. Na, ten esu nemažai prisidėjęs ir su dažymo darbais, ir aplamai su padėjimu. Galit vieną netgi pamatyti Kaune, aviacijos muziejai, yra dvivietis lėktuvas, Elzytė. Tai ten yra tėvuko gamyba, prie jo irgi teko padirbėti man. Po to yra, galėsiu įmesti nuotrauką, yra Volungėlė vienvietis, su kuriuo 15-16 metų pats pakilau. Nors ir netyčia, davė pasivažinėti, pabandyti pajusti lėktuvą, bet su savo svoriu šoktelėjau viršų. Bet kadangi supratimo buvo, tai viskas tvarkoj, nusileidom ir nuo to karto po to buvo padliotai daromi, Kėdainių aerodrome, po to mokinomės ant Tauro lėktuvo, toks buvo, ant Blaniko. Žodžiu, yra ne vienas lėktuvas Lietuvoje padarytas. Yra dar tiesa Martynas, na, toks pavadinimas, Žąsinas Martynas, dvivietis lėktuvas, irgi tėvuko gamybos. Tai va, dabar aš jį, kaip sakant, pasiėmiau, nes kažkada buvau pradėjęs daryti, kaip čia pasakyti, paprastos klasės priekį variklis,
važiuoklė 2 ratų, klasikinė, o taip galim pavadinti. Vienvietė irgi, bet nusprendžiau šitą pasiimti ir aš jį biškį modifikuosiu pagal save pasidarysiu, pagal save nusidažysiu, žodžiu. Dabar visi darbai likę bus mano. Uodegą turbūt irgi perdarysim vis dėlto. Ir šiandien ką mes padarysim, šiandien imsim šitą vamzdį visą lauk. Žodžiu, atkniedysim, atsuksim viską ir visą šitą bendrą vamzdį. Visas šitas ir visas apatinis su visa uodega nusijims lauk. Šitie pasilieka, tik tai sutrumpės. Ir dėsim, kaip sakiau, kaip minėjau, tokį visą vamzdį, kaip Fantomo pirmą, paskui Flight Staras liktai yra, na, žodžiu, tapkės vadinamas, visi turi tokį vamzdį. Ir nereikia čia tų labai daug papildomų vamzdžių, nereikės papildomų, kaip sakiau, trosų. Tikrai čia to atsparumo užteks pilnumoj. Čia bus saviem pasiskraidimam, čia ne kažkokiom kelionėm kažkur skristi. Aišku, čia valandą laiko su juo, pusvalandį ten, sakykime, kažkur nuskristi iki kito aerodromo, tai jokių problemų. Bet čia bus toks vakarinis lėktuvas, pasiskraidimas ramiais orais, išvažiuoji savo į pievą, ar netgi ant keliuko, duodi gazų ir į orą. Taigi, toks bus pirmas video, ką mes dabar darysim. Kaip minėjau, keisim vamzdį. Viską darysim, tvirtinsim, dėsim atgal, kaip sakant, tuos taikysim. Motorėmas ant klaustuko, nes neaišku, ar bus 447 rotaksas, ar gal koks simoninė variklis, gal rasim pigiau negu rinkos kainai. Žodžiu, su varikliu dar klaustukas. Po to, kaip sakiau, perkelsim šitą konstrukciją į šitą vietą, atvirkščiai žodžiu, kad man sėdynė pasislinktų toliau. Šitą vietą, nežinau, kai nuimsim viską vamzdžius, pagalvosim. Nes čia apačia ir šoną norėtųsi biškai gal užsidengti, kad nebūtų atvira ferma, nes srautas nesisuks tai per tos visus vamzdelius. Čia su drobė apdengus, manau, kad čia labai didelio svorio neišauks. Na ir toliau bus vėl valdymai, skydelio montavimai, stiklai. Na, čia bus kitas video. Šiandien darysim šitą darbą ir įmėsiu po to video. Kam įdomu, žiūrėkit. Papasakosiu, kai dėsiu koks vamzdis, kam įdomu. Na, žodžiu, daugiau informacijos, kai kažką darysim. Kniedės, dar kažkas panašiai, kokias naudojamas. Taip toliau. Ir video gale įmėsiu mūsų lėktuvus padarytus. Na, kaip sakant, tėvuko daugiau padaryti, mano tik tais prisidėta yra. Kągi, dirbam. Oras leidžia, gražu, pavasaris. Taip ir norisi greičiau pasidaryti. Na, bet šiemet, kaip sakiau, nepadarysim, bus kitai vasarai, manau, pabaigtas.
Na štai, demontavom galinę uodegą visą, kaip sakiau. Nuėmėm vamzdžius visus ir sprendėm pasverti, kiek sveria dabar. Žemės tikrai neliečia, viskas ore kaba. Kaip matot. Ir mes turim 25 kg 150. Na, paklaida čia yra. Na, tai sakykime 25 kg. Dabar ką matot, visas fizioliažas, sakykime, su plastikinė lingė, su ratais, su priekinė važiuoklė, su pedalais. Žodžiu, pasvėrėm nuimtą uodegą, sveria 8,5 kg. Tai dabar atpjausim, kiek reikia mums to vamzdžio ir pasversim, ar mes truputėlį pasunkinsim, ar palengvinsim, bet labai pagal svorį bus panašu, manau. Kągi, einam dirbti toliau. 25 kg tik tais. Tikrai nėra daug. Būtų dar mažiau iš tikrųjų, šita noselė yra iš stiklaudinio ir sunkoka iš tikrųjų. Nes čia yra ir špakliaus dėta, nes ne formai daryta, o šiaip ir paskui išpakliuotas viršus, žodžiu. Čia realiai padarius naują noselę, daug plonesnė, tai galima būtų išlošti tikrai ant kokį kilogramą, 1,5 kg svorio. Na, niekas nepasikeitė. 25 kg. Praktiškai lėktuvo fizioliažas, visas 25. Na, manau, kad iš 120 turėtumėm tilpt drąsiai kilogramą. Tikrai. Kągi, judam toliau. Na štai, uždėjom vamzdį, atpjojom kokio reikia ilgio. Čia, kaip sakiau, iškišom truputėlis daugiau, ant 18 kažkur centimetrų. Buvo čia kažkur panašiai. Dabar prailginom, nes kad pro nosį praeitų propeleris normaliai. Ir dėl svorio centro gal, nesvarbu, čia bet kada galima nupjauti, patrumpyti. Bet žodžiu, išlaikėm ilgį tą patį, koks buvo, tik tais čia į priekį iškišom. Žodžiu, ką galiu pasakyti, ana uodega visa svėrė, kiek aš ten sakiau, 8,5 kg. Šitas vamzdis 7 kg. Vat, sakė, bus sunkesnis ir nė velnio. Dar ir lengvesnis. Čia, kaip sakiau, dėsis atraminiai. Ten buvo iki pat uodegos. Čia bus čia kažkur. Pilnumoje užtenka tikrai, nes daug lėktuvų su tokiais vamzdžiais ir būna konstrukcijos su apatiniu vamzdžiu. Ten iš vis, kai tik atramų nėra, tik įsikiša į fermą, kaip sakant, į šitą vietą prisiveržia ir į antrą kažkur tašką. Viskas. Jokių trosų nieko ir laiko. O čia dar bus dvi atramos, tai čia mačiau su tais fantomais, su kitais lėktuvais. Pilotažus varto ten, na žodžiu. Ir nieks nieko nelūžta, ir nieks nebijo. O uodegą keisim, darysim, kaip sakant, tokią. Na, čia aišku dydis, nežinau, dabar šiaip rodo. Ir truputėlis, kad būtų į apačią kiliu. Tam, kad būtų iš karto kaip ir atrama, jeigu reiktų nusvert, kaip sakant, ar besileidžiant netyčia
baksteltum į žemę, tai galima dar kažkokią šliužikę padaryti. O žodžiu, darysim tokią grinai kaip vadinamų tapkių, gal tą uodegą. Ir bus nauja, kaip sakant, kilis, apačioj kiliukas, posūkio vairas, stabilizatorius, aukštumos vairai. Ir čiut sumažinsim, biškį pakeisim formą. Na, žodžiu, nauja uodega. Jeigu darom, tai modifikacija, tai darom modifikaciją. Čia, kaip sakant, jau pagal save, ko aš noriu, kad būtų, tai taip ir darysim. Vamzdis šimtinis, 2 mm sienelė, ne vienas lėktuvas su tokiu vamzdžiu skraido jau ir jokių problemų. Kągi, dabar reikės vėl daryti skylės, visus, žodžiu, suveržimus, sujungimus, kniedyti, pastatyti vietą, viską. Ir paskui eisim prie apatinių atramų. Na, pirmiausia, tiesą pakeisim šitą, kaip sakiau, pusėm, perversim čia į galą, tuos trikampiukus į priekį. Tada, kai bus suvirinta, tada čia viską jungsim ir eisim tada prie patinių. Tuo trečio jau nebereikia. Tai čia, nežinau, nupjausim gal. Čia gan gražiai, netgi, sakyčiau, visa ferma apsivilktų drobė ir šitas galas apsivilktų drobė, tai dar būtų mažesnis srauto nutrukimas, žodžiu, per galą. Ir čia galima būtų kažkokį sėdynę atlenkus bakelį montuoti, maksimum 10 litrų, daugiau nereikia. Čia sakau, čia tik tais pramogai paskraidyti, prasukti porą ratų. Na, žodžiu, planai tokie. Darysim, judėsim. Kągi, turbūt baigsim šitą video. Pirmąjį. Tai dabar tiesa bendrai sveria 25,7. Tai kas čia gaunas 32 kg, ką matote. Nu tai sakykime su uodega, su tais atraminiais, kokie bus 35 gal, sparnais, eleronais, spyriais. Na, aš manau, be variklio, kaip sakant, ready to fly, turėtų būti kokie 70 kg. Plius variklis. Jeigu rotaksas, tai sakykime 40 kg kažkur dasideda, tai jau 110. Ir tai telpam. O jeigu ten kažkokį dėti 35 arklių, bent ar 32, užtektų gal netgi ir 32 arklių, tą simoninį ar polinį, kokie ten būna. Na, žodžiu, vieno cilindriuko, kur sveria po 17-18 kg, o duoda 30-35 arklio galės. Tai čia būtų super variantas, bet jie brangus. Na, bet ieškosim, gal rasim kažką pigiau. Gal kokį 9 iš užsienio. Kągi, baigiam pirmą dalį. Bus sekanti dalis, antra dalis, ir trečia, ir ketvirta, ir penkta, ir taip toliau. Ilgų video nedarysiu, kad neatsibostų žiūrėti. Viskas chebrytai. Visiems gero savaitgalio, gerų skrydžių, gero oro ir iki. Sveiki visi. Kągi, turim savaitgalį ir padirbėsim biškį prie projekto. Ką šiandien darysim, tai, kaip sakiau, perkelsim šitą konstrukciją atvirkščiai, tam, kad sėdynė paeitų į galą truputėlį, nes gaunasi, kad labai susilenkusios kojos, nes jau ten priekio pailginti neišeis, per daug reikalų viską pakeisti.
Tai mes pabandysim pakeisti šitą vietą visą, perdėti sėdynę. Toliau, kad būtų. Žodžiu, pjausim lauk, verinom iš naujo ir darom. Nu kągi, perdarėm rėmą, kaip sakiau, persikėlė. Šitas buvo šitaip, šitas buvo šitaip. Dabar viską buvom nupjovę ir padarėm šitaip. Ir sėdynė automatiškai pasislinko per 10 cm. Atsisėdus dabar mano ūgį apie 1,90 m. Super. Viskas labai patogu. Dabar aišku tik prisikabinom viską. Reikės viską suvirinti. Ir sėdynės tvirtinimas bus. Dėsim aliuminį vamzdį iš vidaus. Paprasčiausių būdų. Sakant, ar prisikniedęs. Principas bus toks, kad bus vamzdis. Čia prisikniedęs. Čia privirinsim ausikes ir galuose vamzdžio bus padaryta, kad būtų galima per tas ausikes priveršti. Truputėlį padarysim ausikes aukštesnės, kad biški sėdynė šitai pasidarytų. Tada bus patogiau kojom sėdėti ir nugara nebus tokia stati. O čia bus prisiglaudę ir čia paprasčiausiai bus irgi padarytos dvi apsikabinusios tokios kabutės. Jeigu reikalo esant atveržus tą vamzdį su sėdynė, paimti sėdynę, pakelti, sakykime, prieitin prie trosų, prie rolikų, kai reikės. Žodžiu, sugalvojom taip ir bus labai viskas puiku. Žodžiu, dabar mano ūgiai yra pats tas. Labai viskas super. Nes seniau atsisėsdavai, kojos būdavo sulenktos ir labai nepatogu. Čia grįžom į tos pačius taškus, nieko nekeitėm. Čia atsparumas niekur nedingo, visur trikampiai. Na, čia dar dėl tų vamzdelių abejoju, vien dėl to, kad gal suvesti į šitą tašką. Kiek žiūrėjau, pridėjus vamzdelį netrukdo atsisėdimui. Man svarbiausia, kad tilptų pečiai. Tai čia, žodžiu, pasižiūrėjus, praeina kaip tik per kampą ir nueina ten, susirištų su šitą vietą. Manau, būtų ir geriau, ir tvirčiau. Na, čia tik prikabinam, sakau, jeigu ką nupjausim ir uždėsim čia. Žodžiu, po truputėlį judam į priekį, bet judam. Jau pakeitėm ir matosi kitaip jau forma. Pirmais buvo taip. Žodžiu, susiaurėjo. Čia galima ploniukus dar sudėti, suvežti tašką, trikampį. Bet tai čia nugarai tikrai niekas nenulenks. Čia galima, aišku, 8 mm tokį trikampiuką padaryti. Ir čia, kaip sakiau, kažką galima įmontuoti. Ar baką, ar kažką. Na, čia žiūrėsim, paskui, kai eisim prie uodeginio vamzdžio, kai eis tie vamzdžiai, du. Gal truputėlį pasilgins šitą vietą, kad, žodžiu, apdengti ir kuo smailiau būtų. Nes šitą vietą galą visą ir visą apačią, kaip sakiau, dengsim drobę. Dengsim drobę. Čia gal truputėlį padidinsim grindeles iki tos vietos kojom, nes mano koja irgi nemaža.
Tai truputėlį kulnai jau ant krašto dedas. Tai prailginsim turbūt grindelės iki čia. Na, čia dar klausimas. Ar dėsim kažką, nedėsim. Čia pagal svorį žiūrėsim. Bet kaip sakiau, tas visas apačia, visas galas fiuzeliažo apsidengs. Tai dėl to ir manau, kad tuos du vamzdžius sudėjus galima būtų truputėlį irgi pakeisti. Tą nupjauti toj vietoj, tuos biškį prailginti. Ir tas būtų čiut ilgesnis. Na, čia irgi žiūrėsim. Aišku, čia jau yra geriau. Toks va, apvilktas būtų, negu šitaip stačiai būtų nugara, nes su kuriais sukasi. Kągi, šiandien tiek, žodžiu, perdarėm. Ir judėsim toliau. Kam įdomu, žiūrim, spaudžiam laikus, prenumeruojam kanalą, dalinamės. Toks bus mažas lėktuvėlis, kuriam nereikia jokių registracijų, nieko. Kągi, visiems gero likusio savaitgalio ir iki pasimatymų kitose video. Bandysim jau daryti sėdynę, tvirtinimai bus, žodžiu. Dabar suvirinsiu vamzdelius iki galo, montuosim sėdynę. Skidelį jau bandysim irgi vis tiek. Reikia po biškį viską komponuoti, daryti. Kągi, visiems iki. Sveiki visi. Kągi, turim šeštadienį. Bjaurų oro lauke. Nežinau, matosi, bet šlapdriba, sninga, pūgos. Tai tenka dirbti viduj. Pasijungiam greitai lempą. Ir tokiam garažiukė 4-3. Čia dar spintą išminešus. Dar du tokius praktiškai sustatytum lėktuvus. Kągi, trečia dalis. Suvirinom šitą rėmą, kaip sakiau. Suvedėm į vieną tašką. Nes buvo trumpesni pirmais. Suvedėm, žodžiu, vieną tašką. Uždėjom sėdynę jau. Tik tai dar čia prikabinta, neprivirinta iki galo. Žodžiu, kaip ir sakiau, pakėlėm ant auselio. Varžtai bus kiti irgi. Juodi kieti. Čia dabar visur laikinai minkšti, 8x8. Bus 10-9 berods ar kokie ten tie kietieji. Žodžiu, padarėm sėdynę. Kaip sakiau, ant vamzdelio. Paėmėm plieninį vamzdelį 14 diametro. 2 ausikės iš vienos pusės, iš kitos pusės. Prisikniedėm su 2 kniedėm. Na, dar 3 įdėsim. Ir padarėm čia gale priveržimą. Čia dabar irgi laikinai, tai galim atsukti. Su viena ranka nelabai patogu. Žodžiu, auselė privirinta. Dar nespėjau niek šlifuoti. Tam, kad tik tais įsikištų ir laikytų prigludus. Viskas, nieko daugiau nereikia. Rūra atsirėmė ant pagrindinio vamzdžio. Ir beje, sėdynė yra nulenkiama. Va. Reikia priejot. Čia planuojamas, manau, kad čia bus bakas. Tai va, sėdynė atsilenkiam. Kažkokią nedidelę 10 litrų aliuminę kanistrą ar kažkokį bakelį suvirinsim. Ir savo įsidedat, čia vietos, čia jeigu tokią formą suvirinus, tai čia visas 30 litrų būtų. Na, bet mums tiek nereikia. Viskas, sėdynę nusileidot, uždėjot ir užveržėt. Tuo aš užveršiu, sutvarkysiu atgal. Na, dar sik parodau. Va, sėdynė atsiverčia.
užsiverčia. Viskas. Va, užpakalis pasidedant kokio vamzdžio, nes pats svoris čia tik tais kojos, tai tikrai niekas nelinksta. Na to užveršim, sudedam, nes vieną ranką nepatogu. Taip, sėdynę uždėjau, priveržiau, paprasčiausiai va. Užtelis, kniedas, čia dar sakau trečią dėsiu kniedą. Išėmėm vairalasdę dėl to, kad per trumpa. Įsėdimas paprastas, kišat užpakalį, keliat kojas, sėdat. Taip, prie to pačio padarėm gazą, ant to pačio mazgo. Žodžiu, bus gazas, nes man kaip tik rankavo. Nei toliau lenktis nereikia, nei čia kažkur ieškoti. Pats tas. Dabar sėdynė pasislinkus, tai va, nekreipkite dėmesio, kelnės darbinės, suplyšusios nuo virinimų. Žodžiu, pats tas, nes kai buvo sėdynė nepaslinkta, kojos buvo va šitaip. Va. Matot, kiek pasikeitė. Ir ko geriausiai. Tik tais prasilginsim grindeles. Čia. Bus iki čia grindis, kaip sakant, iš aliuminio. Nes man per mažas vos lysta kulnai, nes lapcė didelė tai. Ir dabar imsim nosį ir bandysim perdaryti pedalų ir ratų, kaip sakant, sistemą, dėl to, kad, sakykime, spaudžiu dabar dešinį, tai nelabai dabar ten remiasi, žodžiu, nori suktis į kairę, todėl, kad ratas yra pedalų priekį ir gaunasi atvirkštinis valdymas, būtų ratas prieš pedalus, sakykime, arba jau grinai su ratu kažkaip tai, tada veiktų normaliai. Dabar, žodžiu, turim išmesti vieną traukutę ir dėti skersai, kad spaustų atvirkščiai. Tai va, toj nusimsim nosį ir bandysim šitą dalyką padaryti. Vairalasdę išėmiau dėl to, kad per trumpą, nes gaunasi, kad ranka čia kažkur, norėtus, kad čia, tai žodžiu, padarysim ilgesnę, gal biškį tokią, kaip sakant, lenktą. Kas toliau? Toliau eis valdymas, aišku. Na, čia viskas aišku, leronai, sparnų valdymas yra. Posūkio vairui teks vesti nuo pedalo, aišku, ir čia kažkur irgi vėrinsis, auselės, dėsis rolikai. Rolikai trosam, nais į kampus ir, žodžiu, vamzdžio atraminio, kur nais į uodegą, pagrindinį vamzdį atraminį, nais trosas lauke, kad matytos, žodžiu, kaip Flight Starų, tų taifūnų senesnių amerikiečių, žodžiu, labai paprastai. Eina per roliką, paskui kyla atraminių ir nueina į posūkio vairą. Žodžiu, matosi trosas, matai viską kaip kas. Nes čia buvo padaryta su tuo trečiu atraminiu, tai tuo atraminiu ten trosą eina, bet nežinau, man čia vis tiek tą galą nupjausim. Sakyčiau, kad eitų dideliam diametre tie trosai, tai viskas sok dabar tokiam siauram ir 4 trosus pravest, pedalam 2 trosai ir aukštumos vairam 2 trosai. 40, kiek šitas vamzdis buvo, atraminis trečias. Tai ten jie gali susivinioti, geriau tegu būna išoriai. Tada matysim, patikrint galima bus. Žodžiu, čia juk
ne kelioninis kažkoks lėktuvas, kad čia reiktų jam kažkokių komfortų, greičių ir aerodinamikos labai jau geros. Čia, kad keli trosai šalia vamzdžio praeis, tai čia tikrai nieko tokio. Taip, tai va tokie darbai, matot, čia pakeisti į drūtesnius, buvo 10-tukai, sudėjom tokius pat kaip visas fiuzeliažas. Sėdynę pervilksim, dar biškai dėsim porą centimetrų paminkštinimo ant viršaus ir kažkokią tai odą dermantinų nuvešim, kad apvilktų. Žodžiu, nebus tokia, čia ryža supilta kažkokia ir bus minkštesnė. Tai va, tokie darbai, judam po biškai į priekį, kiek galim. Dabar sekantis etapas, šiandien dar pabandysiu pedalus padaryti, o sekantis etapas eis čia grindelės, darysim jau skidelę prietaisų daug nebus, greitis, aukštis ir variometras ir tachometras. Tachometras ir dar temperatūrinis, viskas, prietaisų daugiau nereikia. Tai žodžiu, realiai 5 prietaisiukai, kiek čia jų bus. Keli išjungėjai masės ir viskas. Tai žodžiu, darysim skidelį, grindis. Tada bus galima žiūrėti stiklą, susigražiuoti, susimatuoti, nes viską pirmiausiai pasidarysim. Ką reikia susivirinsim, žodžiu, visas auseles, taip toliau. Tada viską išardysim, nešim į dažymo kamerą, visą fiuzeliažo rėmą nudažom ir tada tik tais jau surinkinėjom viską. Žodžiu, dabar viską atsimatuosim, stiklus, įsigražiuosim skylutes kniedėm, susivirinsim laikiklius, kurais trosai, rolikam ir panašiai. Ir jau čia, kaip sakant, ta dalis jau dar stabdžiai. Na, bet kol kas stabdžių nedėsim, pirmiem pabandinimam bus be stabdžių, nes stabdžių užsakyti pareina suportai su diskais. Stabdžių, tik tais nežinau, ar čia išeis prie tų ratų primontuotai, gali būti taip, kad teks ratukus keisti į kitus arba davirint, žodžiu, išnešimus padaryti toj vietoj, išnešti, kad būtų vietos, kur pritaisyti diskui ir suportui pritaisyti. Na, suportas tai aišku dėsis kažkur ant lingės su kaladėlėm, o diskas jau prie rato turi. Na, bet kol kas prie stabdžio nelysim, nes, sakau, ne asfaltų leidžiamės, ant žolės užteks takas 400, 450 beveik, tai drąsiai užteks. Dar už tako yra rezervas dar pusę kilometrą, tai pieva. Kągi, tokia trečia dalis, kaip matot, judam, sėdynė padaryta, šitie padaryti, čia suvirinta, čia dar įdėsiu, kaip pavyzdį, kaip tik yra mažytas, įdėsiu dar trikampiukos, žodžiu, čia ir gal netgi čia. Nes čia gaunasi ta vieta nevirinta, tik tai čia ir iš apačios, jis ten nėra kur. Tai čia irgi, žodžiu, iš skardelės padaryti tokius trikampiukus, bus sutvirtinimai. Ir tada, kaip sakiau, viskas keliaus į dažyklą. Na, trečioji daly. Aš jau susimaišiau, trečia dalis dabar filmavim. Ketvirtoji daly jau, manau, pamatysit su grindelėm, su skydeliu. Arba kaip montuosiu, aišku, rodysiu. Ir dar parodysiu pedalą, kaip perdarysiu dabar. Tai jau matysit skydelis, grindis, manau, ir stiklas jau bus.
Na ir valdymui. Na, žodžiu, judam. Ir, nežinau, 4 ir 5 daly parodysiu vieną dalyką, ką darom šalia namų. Na, gal kas jau supratot, bet čia netikėtai taip gavos. Parodysiu visus darbus, kai darysim. Ten bus prie šitos temos, bet atskira tema ir žiauriai džiaugiuosi, kad, galima sakyti, išsipildė svajonė. Nes visą laiką, nuo pat mažumės, atsimenu dar pas tėvuką garaže, būdamas, kai jis ten krapštydavo lėktuvus, dar kažką, visą laiką svajodavau, kad gyvensiu sodyboj, turėsiu lėktuvą. Na, čia tikrai ne pirmas, ne paskutinis lėktuvas. Čia, kaip sakau, oro motociklas, čia vakariniam pasiskraidimui, pralėkti, ratuką kažkokį prasukti, praskrist, pravedinti po darbų galvą. Vis tiek ateityje bus 2 vietės, tikrai, bet kokiu atveju. Ir, žodžiu, svajonė pildos ir dar viena svajonė išsipildė, kuri bus laukiama dabar, žodžiu, bus daroma. Parodysiu kas. Nu ką, nuėmėm nosį ir, žodžiu, su viena traukutė niekas nesigauna, dėl to, kad pedalą spaudžiat, bet kitą pedalą spaudžiant jisai, sakykime, pajungtas su viena traukutė. Sukeitėm pusėm. Viskas ok, sukasi. Čia tik aišku reikia daugiau išimas padaryti. Bet spaudžiant, sakykime, šitą pedalą, kas gražins šitą į kairę. Sakykime, nuspaudžiam kairį pedalą, kas dešinį gražins. Tai, žodžiu, padarysim centrą. Aišku, atstatysim ratą, kad būtų tiesiai. Ir, kaip matėt, sukryžiuosim šitas traukutės. Na, čia sudėtinga dėl to, kad čia yra tas pagrindinis vamzdis, kuris nueina į nosį važiuoklę. Bet užtenka, čia praeina visur. Žodžiu, praeina ir čia tik tai šiaip dabar įkišau 6 varžtelį. Žodžiu, padarysim naują tvirtinimą ir vienas šitą aukščiau, kad nesitrintų traukutė su traukutė. Žodžiu, šitas biški bus aukščiau centimetrų, kad, žodžiu, ore praeitų. Ir čia, žodžiu, iš naujo privirinsim vamzdelius ilgesnius. Į vamzdelį bus įvirintas varžtelis, tik tiek su toks galiukas, kad, žodžiu, užsimautų tas vartomas galiukas ir užsiveržtų. Žodžiu, čia tik pabandymai dabar ant tokio ilgo 6 varžto, tai čia, žinot, gerai paspaudus ant žemės ir nulinktų jisai. Tai, žodžiu, bus ilgesnis tas vamzdelis ir gal netgi, žodžiu, ilgesnis varžtas, tik ilgesnis vamzdelis, kad išlystų mažesnis galiukas, nes dabar čia ant tokio ilgo. Na, žodžiu, viską padarysim čia. Sugalvojom, nes kitaip neįmanoma. Su viena neišeina. Čia, kaip sakant, kažkokiais trosais nieko nepadarys irgi. Žodžiu, kryžiuosim. Ir viskas. Ir bus viskas puiku. Suksis ratas, kur jam turi suksis. Nes va dabar, sakykime, ratą suku į kairę, pedalas dešinys leidžiasi žemyn, taip ir turi būti. Dešinį spaudžiam, kairys turėtų leistis jo stumti. Tai va čia pasisuka ratas, nėra daug, nes čia, žodžiu, išpjaudą reikia išimą padaryti didesnį. Šitas vietas dar porą centimetrų, kad leistų daugiau susivers, nes atsiremi į pačią traukutę netgi. Žodžiu, taip.
Svarbu, sugalvojom kaip. Amortizacija bus, tuoj palaukit. Amortizacija paprasčiausia. Čia susidės gumos arba nuo amortizatoriaus spiruoklį. Galiukas, aišku, daug amortizacijos šiaip nebus, ant padangos daugiau, bet kad kažkiek amortizuotų, bet manau dėsim guminės, yra specialiai deda važiuokliai. Ir truputėlį bus amortizacija, nes čia štokas yra, kaip sakant, kalibruotas, slidus, vaikšto, čia jokio klibėjimo nieko nėra. Na, žodžiu, tai. Eisim perdarinėti. Žodžiu, vamzdelius perverinti. Pradildysim, prapjausim didesnius griovukus. Ir viskas. Ir ratas suksis, į kurią pusę turi suktis, o ne atvirkščiai kaip sukdavos. Na, dabar chebrytė tikrai visiems iki kitos dalies susimatymų. Sveiki visi, draugai ir bendraminčiai, aviacijos mėgėjai. Kągi turim šiandien lietingą dieną už lango, niūrė. Tai kol džiūna motociklo dalis, ruošiamas dažymui ir keliauja detalės vėjo jėgainių gamybai. Tai šiandien pasidarbavom prie 120 kg klasės mano lėktuvo. Kas matėt praeitam video, tai rodžiau sėdynės padarymą, pritvirtinimą, gazo rankenos padarymą. Na, šiandien padarėm nemažai. Šitą balvankę nekreipkite dėmesio, čia tik uždėta dėl svorio, nes nėra variklio priekį ir sveria, žodžiu, į galą. Beje, šitą balvankę sveria turbūt panašiai gal daugiau negu visas, ką matot, lėktuvas. Žodžiu, kaip minėjau, perdarėm pedalus, kad suktųsi kaip priklauso. Aišku, dar nebaigta, reikia čia nupjauti vamzdelius. Žodžiu, sukryžiavom traukutes, pailginom priveržimus. Čia, žodžiu, vamzdelis priverintas, gale yra įvirintas varžtas susiriegiu. Stovi viskas ant tų vadinamų ant šaguliukų. Žodžiu, dabar, nežinau, ar su viena ranka pavyks. Žodžiu, gal už ratą šitaip pabandysiu. Ne, neįsvažiuoju. Nu, vai, sukam į dešinę, ratas sukasi į dešinę, pedalas kairys grįžta. Sukam į kairę, sukasi į kairę. Žodžiu, šitą problemą įsprendėm. Čia, aišku, viskas laikinai, tik užkišta. Ir šiandien uždėjom pagrindinį vamzdį. Viskas pritvirtinta. Pergręžta kiaurai, žodžiu, vamzdį skylės, įdėti vamzdelį į vidurio vamzdį, kad nesuspaustų. Tiek čia, tiek čia. Čia sparnų tvirtinimo mazgai. Čia kol kas prisikniedėm su viena kniedė, nes kad nepabėgtų, nes vis tiek viskas dažysis ateityje. Tai čia nekniedėjau pilnumoj, nes čia yra dar 4 kniedės. Žodžiu, tie varžtai įsėjama 2, galinis įsėjama ir vamzdis nusikelia. Tai žodžiu, pritvirtinom šitą bendrą vamzdį. Kas atsimenat, buvo iki čia tik toks, po to perėjimas ir tokie 3. Vienas viršutinis ir 3 apačioj net buvo. Tai, kaip sakiau, perdarėm į šitą. Šitos 2 palikom. 3 išmetėm, tikrai nereikia jo.
Čia ta pati sistema, žodžiu, irgi išgręžta kiaurai, vamsdelis, užveršta tarpusavį, viskas. Stovi viskas idealiai, centre turi būti, nieks nekliba, nieks nekrito. Šitas vamzdis yra linkęs, tai mes jį pakeisim truputėlį. Matos iš nuotraukos, na čia bus pakeistas. Toliau, kaip minėjau, žadėjau išpjautą galą, bet mes padarėm, žodžiu, buvo privirintas čia. Mes jį perkeliam porą centimetrų ir štai mes turim aliuminę kanistrą Super bakas. Kažkada turėjau nuo skraidyklės tokius 2 bakus. Žodžiu, nieko jisai čia nesveria. Kažkai ar pusę kilogramą sveria. Žodžiu, pasodinom tarp vamzdelių, labai gerai tilpo. Čia dabar irgi tik uždėta, bet taip paskui bus, kai nusidažys viskas, apsimauna šlangutės, kad nesitrintų į vamzdelius, apačioj taip pat. Čia dar kampukas prisikniedis, nors nelabai ir slankiai, iš tikrųjų jau reikia per prievartą, kad jisai paslinktų, bet uždėsim dar. Po kniedę bus kampukas, irgi mausim kažkokią paminkštinimą, kad metalas į metalą nesibroštų. Ir čia viršui sugalvojom, pritvirtinom taip, privirinom, irgi tik prikabinom, aišku, nes viskas dabar prikabinta, paskui viskas bus virinima, kaip priklaus, žodžiu. Tokia plokštelė, čia buvo kaip tik rankenų skylė, žodžiu, bakas įsideda, su varžteliu prisiveržė, viskas. Galim judinti, visas lėktuvas juda, niekas niekur nedingsta. Dar galima čia po to, gal nuo to vamsdelio ausikės priviri dar su guma aptemti papildomai ar šitaip aptemti. Žodžiu, tikrai niekur nedings. Ten yra kuro paėmimo štuceris, čia yra 2 štuceriai, užmausim šlangę, tai dar nežinau, ar čia paliksim, ar šitos panaikinsim ir padarysim čia daugiau gulščius, nes taip labai šlangė arba užsilauš, arba labai bus toks burbulas įsipūtęs. Geriausia būtų gulščius, vieną čia, kitą pačioje ir čia šonė būtų šlangė ir, sakykime, susipilam 5, 10, 15, 20 litrų ir susigradavę. Žinom, kiek yra kuro. Ir dar reikės padaryti alsuoklį, nežinau, gal netgi per kamštelį, žodžiu, išvesti tokį lenktą biškį, kad gautų oro. Ne plasmasinė, neįsipūs, nieko, žodžiu. Tiko kaip čia buvus, nereikės gaminti bako. Sėdynę matėt, praeitam video, čia atsisuka, nusilenkia į tą pusę, jeigu reikia. Žodžiu, tokie darbai padaryti. Vairavimas padarytas, sėdynė padaryta, kuro bakas padarytas, pagrindinis vamzdis uždėtas, šitie padaryti. Toliau bus galima montuoti varikliui motorėmą atgal, nes ant ano vamzdžio pasilikęs yra. Žodžiu, irgi reikės čia montuoti. Ir toliau eisim prie uodegos. Uodegą dar neapsisprendžiu, bet manau vis dėlto darysiu naują iš aliuminio vamzdelių. Žodžiu, bus tvirtinimas toks, kad čia eis metalinė, kaip čia dabar parodyti, lenkta irgi, sakykime, kažkokia 3 cm, gal mažiau porą centimetrų pločio juostelė, apsikabins taip pat su šituo varžtu apsiverš ir dar bus tokie liežuviukai, dar su kokiom 6 kniedėm prisikniedis ir bus vamzdžio galiukas išlindęs. Ir gale toks pat principas, kaip kas matėt, kolbo yra užsimauna irgi ant vamzdžio, toks žiedas, čia yra galas
galas padarytas, žodžiu, išlindimui. Tai kilis užsimauna, susiveržia, po to stabilizatoriai, tokios pat raukutės, tik mažesnės, aišku, veršis čia, dėsi stabilizatorius, po to ten stringeriukai. Ir valdymas pareis, visas valdymas pareis, čia kaip matote aileronų, tai viskas aišku, čia traukutės pareis per galą. Toliau posūkio vairui eis nuo pedalų, ten lys po apačią sėdynės ir vamzdžiu ateis čia. Tai čia prie to pačio padarysim kažkokias, irgi ausikės, žodžiu, kad trosas įsikištų, atsiremtų, du trosai nueis į stabilizatorių, nes bus viskas šarve. Ir aukštumos vairam tas pats principas, tik aukštumos vairam dar nežinau, ar šituo vamzdžiu, ar kažkaip pareisim papačią per roliką. Gal irgi čia dėsim ant galo roliką, taip kils rolikas, aišku, irgi ant auselio. Ir nueis tros. Nes šiaip uodega visa yra nuo vadinamo kalakuto, to LAK 16 vaikų mokomojo sklandytuvo, bet ten reikia ją irgi perdirbiški, ten netaisyklingai lūžta, ten, žodžiu, kur vamsdelė atsiremė nuo kilio į stabilizatorių, blogoj vietoj padaryta, turi toliau būti. Na ir asmeniškai truputėlį forma nepatinka. Šiaip norėčiau padaryti normalią trikampio formos stabilizatorių, aukštumos vairukai. Čia irgi trikampinis kilis ir posūkio vairas. Žodžiu, manau, kad perdarysim mes iš uodegą naujai. Vis tiek čia, kaip sakant, šiemet mes su juo tikrai neskrisim dar, tai laiko bus, kad kitai vasarai pasidaryti. Tai va, po truputį judam. Žodžiu, svėrė, atsimenat, kai svėriau be vamzdžio, be bako, be sėdynės, tik nosis buvo dabar nuimta, svėrė 25 kg. Tai dabar uždėjom vamzdį, uždėjom šituos, uždėjom sėdynę, uždėjom baką, na, ten gazo rankeną. Pabandysime čia ant libiotkės pakelt per svorio centrą dabar, kuris čia bus, surasim ir pasversim, aišku, tą balvankę nuėmė, kiek dabar sveria. Aš manau, kad turėtų sverti nedaugiau 35 kg. Kągi, bandom pakabinti ir pasižiūrėsim. Na, štai pakabinam, lėktuvas pakeltas, norisi tik suktis. Pakabinta, ratai visi ore, kaip matot, kad nesakytumėt, kad ant žemės. Viskas ore. Ir mes turim, nori suktis į aną pusę. Viskas paleidžiam. Ir mes turim 35 kg 280. Na, kaip sakiau, čia paklaida gal truputį yra. Tai, kaip minėjau, 35 kg. Šita balvankė geležies sveria 25 kg. Čia, kaip matot, lėktuvas 35 kg. Kągi, toks projektėlis. Žodžiu, su viena ranka šį pakeliu dabar. Už vamzdžių pasėmi savo ir gali neštis. Kągi, baigsim video. Kitas video bus jau, kaip sakiau, montuosim
montuosim motorėmą nuo seno vamzdžio nuimsim, plus stiklas, skydelis, grindeles prailginsim iki čia, kaip sakiau. Žodžiu, bus dar ką parodyti tikrai, uodegos gamyba ir taip toliau. Na, bet manau, kad visą šitą, ką matot, iki rudens bus paruoštas, dažytas, padarytas. Per žiemą eisim prie sparnų, reikia truputėlį patvarkyti, perdažyti, eileronus reikia pritaikyti, sutvarkyti, perdažyti, žodžiu. Antrus spyrius padaryti, nes dabar yra ant vieno spyrio, darysim 2 spyrius, vienas eis į pagrindinį lonžeroną, antras spyrius eis į sparno kraštą, tam, kad sparnas nesusisuktų. Žodžiu, sparnai liks žiemai, o čia, manau, iki rudens mes padarysim. Kągi, visiems iki, dalinkitės, prenumeruokit kanalą, laikinkit. Visiems geros ateinančios, ne ateinančios, o likusios savaitės. Ir gero ateinančio savaitgalį, kuris bus tikrai šiltas. Labas rytas visiems. Kągi, turim gegužės 4 dieną, sekmadienis, mamų diena. Vakarop važiuosim pasveikinti mamas, bet dabar pusdienį gerą padirbėsim prie lėktuvo. Žodžiu, šiandien planai tokie: uždėti motorėmą, padaryti prietaisų skydelio lentą ir gal dar grindikės, jeigu spėsim. Žodžiu, turim metalo, aliuminis, deraluminis. Turim porą gabalų, žiūrėsim, kuris geriau tiks. Tai žodžiu, šiandien dėsim motorėmą. Gręšis. Čia skylės 3 čia. Žodžiu, variklį apsisprendėm kol kas. Bandysim palikti hirtą. Tik tais jam reikės reduktorių dar padaryti. Jisai netgi už 447 rotaksą biškai galingesnis ir lengvesnis. Dar plus yra išlengvintas, žodžiu, išgręžiuota daug kur aliuminio visokio. Na, gal ant dienų parsivešiu. Visą reikės persirinkti, persižiūrėti ir užsidėsiu. Žodžiu, tokie šiandien darbeliai, nedideli, bet po truputėlį judam į priekį. Žodžiu, pasistatėm lėktuvą lygiai pagal gulščiuką. Skardos gabalą reikėjo pakišti, aišku, gal grindis biški nelygius. Ir dabar lygiai padarėm per centrą, žodžiu, pagal gulščiuką dėsis motorėmas. Kągi, dirbam toliau ir parodysiu eilės tvarka, kaip tai viskas darosi. Na štai turim
Išgręžiam skylutes, naudojam tokį grąžtą labai gerai. Išgręžė skylę, nuėmė šoninę faskę. Tai va, žodžiu, 3 skylės. Pagrindiniai varžtai bus, laikys motorėmą. Čia dar plus 3 kniedės. Tuo išvalysime šitos vidurius. Susidės tokie vamzdeliai. Žodžiu, į vidų lygiai ir persikeš varžtai, žodžiu, kad nesuspaustų vamzdžių. Kągi, darom toliau, paskui rodysim vėl. Na ką, motorėmas uždėtas, tik tais pritrūkom vamzdelių. Tai dabar dėl to čia tų 3 kniedžių nekniedžiu, nes reikės atsukti viską. Kaip matot, viskas idealiai vienodai. Nėra jokių kreivumų. Žodžiu, čia vamzdelis įdėtas, ten ant 2 varžtų nėra. Nes pritrūkau vamzduko, na, bet kaip minėjau, važiuosim šiandien pasveikinti mamų dieną mamas, tai tuo pačiu pasiimsiu ir vamzdelį. Žodžiu, toks motorėmas, 4 pagalvės, 3 M8 varžtai, čia dar plus papildoma tokia blekutė, 3 kniedės, neįklepti. Žodžiu, galim pasidėti gulščiuką. Lėktuvas taip pat pastatytas pagal gulščiuką. Štai. Viskas savo normos. Kągi, galim sakyti, motorėmas uždėtas. Aišku, vis tiek paskui, kaip sakiau, viskas ardysis, viskas dažysis. Na, bet čia nesunku, 3 varžtai, kniedės nugręžti ir nusijims. Bet dabar užkniedėsim viską normaliai, nes reikės vis tiek ir variklį sodinti, derinti, visus trosus vedžioti, gazų ir panašiai. Tai, žodžiu, dabar pritvirtinsim, kaip priklauso. Aišku, viskas dabar yra paprastom veržlėm, po to viskas bus sudėta ir šaibos, ir graiveriai, ir veržlės samakontrės. Dabar viskas paprastai tam, kad viską greit galima būtų išimti. Kągi, motorėmas yra, eisim prie skidelio. Na štai skidelį padarėm, užlenkėm briauną, dar gal reikės biškį užlenkti, žodžiu, kad tvirtesnė būtų. Pakabinimas bus ant 3 taškų, tokios gumos įsideda, čia, žodžiu, panaudojom nuo motociklo detalių, irgi dedasi, sakykime, į plastikus, ir kad nebūtų prie rėmo kietai priveršta, o eina per gumas, žodžiu. Tai ir čia gausis tas pats, žodžiu, vaikščios ant tų 3 gumų, turės laisvumą. Žodžiu, nebus kietai pritvirtinta, ten neprikniedyta prie fiuzeliažo, nes vis dėlto vibracija kažkokia šiokia tokia bus, tai kad prietaisam nebūtų didelios vibracijos, per tas gumas truputėlį nusijims. Na, didesnių neišeina, nes ir kojas jau liečiasi, realiai gal netgi būtų buvę gerai išpjauti. Na, žiūrėsim. Lyg kol kas normaliai, bet jeigu bus blogai, tada padarysim truputėlį tokį 2 išimas. Na, žodžiu, sudėsiu, uždėsiu, pasižiūrėsim. Nes prietaisų daug, kaip sakiau, nebus. Bus tik tais kas aukštis, greitis, variometrą naudosi, parodysiu paskui elektroninį, kas dėsis tachometras ir temperatūrinis cilindrų. Viskas, daugiau nieko nereikia. Šariką,
galima paprasčiausiai mažiuką šariką užsidėti ir viskas, nereikia ten tų didelių prietaisų. Daugiau nieko nereikia. Užtenka pilnumoj, greitis, aukštis, kilimas, žemėjimas, tachometras ir temperatūra variklio matyti. Viskas. Čia, kaip sakiau, nebus kažkoks tai ilgų kelionių lėktuvas, čia paprasčiausiai praskrist porą ratų, ten nulėkti iki kito aerodromo, kažkur netoliese esant ir tiek. Kągi, dirbam toliau, parodysiu, kaip uždėsiu. Aišku, šiandien skylių nepjausim, nes neturiu greičio prietaiso. Beje, kas matot, gal turit kažką pasiūlyti iš greičių prietaisų. Ten užtenka, kad būtų iki 200 km/h drąsiai, nes šitas lėktuvėlis skris apie 100 km/h greičiu, tai man nereikia ten tų prietaisų, kur būna ten iki 400 ar iki kiek, žodžiu, užtenka ir iki realiai net iki 100, kokį 60, jeigu yra. Nes vienintelio prietaiso ir trūksta. Viską turiu, trūksta greičių prietaisų. Kągi, dirbam toliau ir parodysiu. Nu kągi, skydelį įdėjom, pritaikėm. Čia, kaip minėjau, užlenkiau briauną. Čia realiai dar tos kampus nupjausim, nereikia čia jų. Ir, žodžiu, atsisėsiu, nors sėdus ne iš tos pusės, sėdima pusė bus iš tos pusės, nes čia bus gazas. Žodžiu, lieka per gerą pirštą. Netrukdo, bet dar pasikomponuosiu prietaisus ir gal porą centimetrų dar užlenksiu. Nes, nu, yra va vietos, bet aišku, kojas galima truputėlį ir paleisti. Dabar tas grindišės slidinėja. Na, žiūrėsim, bet faktas tas, kad atsisėdu ant tų gumų. Aišku, varžtai bus ne šešiakampiai tokie, o bus gražios apvalios lygios galvos su atsuktuvu paprastu. Žodžiu, kad nebūtų čia taip gremiauzdiškai atrodytų, tai bus su gražiom tom galvom. Žodžiu, sėdi ant 3 gumų ir taip, ir žemyn aukštyn truputėlį vaikšto. Žodžiu, nebesujungta kietai su... Aišku, gal būtų gražiau buvę, čia užleidus, čia apipjaušius, kaip sakant, lygiai ant vamsdelių uždėjus, dar truputėlį užlenkus ir čia su keliom kniedėm prikniedėt. Bet būtų kietai buvę. Turi būti viskas ant gumų. Na nieko, čia galima po to dar truputėlį čia reikės nuimti. Žodžiu, padaryti tarpelius vienodus. Na, čia apvalumo nebuvo, dėl to ir gavosi toks biški į trikampio formą. Čia jau gerai, žodžiu, tą kampą biški dar nuimsim. Ir čia galima paprasčiausiai dar užmauti. Yra tokios gumikės, kad gražiau atrodytų, žodžiu. Aišku, viskas nusidažys, susidės prietaisai. Bet sakau, netrukdo niekam. Žodžiu, prietaisai bus, tuoj parodysiu. Bandysim sukomponuoti, kaip sakiau, nedaug prietaisų. Taip, aukštis, tai sakykime, jeigu greičio bus kažkas panašaus vis tiek, tai mes juos dėsim čia į šonus, sakykime, aukštis. Čia greitis, ne? Telpam kuo geriausiai. Toliau tarp jų tada mes dėsim variometrą. Kaip sakiau, variometras yra elektroninis, puikiai veikiantis, šveicarų gamybos, iki 4 metrų
žodžiu, kilimas, 4 metrų žemėjimas ir jisai yra tvirtinimas, yra užkabinimas. Tai čia mes galim padaryti jam užkabinimą, mes jį čia vidury gražiai paliekam. Žodžiu, sakykime, greitis gali toj pusėje būti, čia kaip norim. Variometras gausis čia, aukštimatis gausis čia. Po to dar kažkur tarp vieno prietaiso į to reikės įmontuoti temperatūrinį ir paprasčiausias tachometras. Čia jau jisai tilps, va, sakykime, ar į šitą kampą, ar į šitą kampą. Viskas. Kas dar? Masės išjungėjai visokie, irgi čia gal sudėsim apačioj. Na, žodžiu, pilnumoje užtenka skydelio. Sakau, jeigu reikės dar porą centimetrų, manau, galiu palenkti. Arba būtų galima išpjauti kojom, bet tada sumažėja čia vietos. Ne, geriau, jeigu ką, dar mes bent centimetrą užlenksim, tikrai bus per akis. Na, bet žodžiu, viskas minkšta, viskas stovi ant gumų. Kaip sakiau, padaryta. Liko prietaisą gauti greičio ir turbūt, kad temperatūrinį neturėsim. Yra kažkokiu elektroniniu, mačiau AliExpress'e, bet neaišku, kaip jie ten veikia. Iš tikrųjų, ar gerai, ar ne, geriausia būtų gauti. Rusiška būna kaip tik 2 cilindram 2 rodiklikės, oro aušinamam, žodžiu, su laidu po žvakę pasideda. Kągi, šiandien tokie darbai padaryti. Aišku, čia irgi, kaip sakau, visą laiką viskas tik prikabinta. Laikinai. Kaip matot, gumelės, kaip sakiau, apsikabina. Įsidėjo dar į varikės aliuminės, kad varžtas nesitabaluotų. Na, žodžiu, pasidarė super. Viskas ant gumos. Skydelis paruoštas. Bus toliau grindis. Čia, kaip sakiau, irgi viskas paruošta, tik reikia dar 2 vamzdelius įdėti. Vėliau motorėmas viskas pritaisytas. Grindeliam turim dar aliuminio, taip pat pratęsim iki čia. Ir toliau vaisim stiklą. Stiklą, na, sunosim dar klausimas, nežinau, nes jinai truputėlį sunkoka. Nebent jie reikės truputėlį perdaryti, kad čia gavus kažkokią smailesnę, gražesnę. Na, žiūrėsim, sunosim dar kažką, gal perdarysim. Ir taip toliau. Dėti variklį, vedžiot trosus, taikyt gazą, daryti valdymo trosus. Parėjo rolikai, žodžiu. Truputėlį gal per dideliną žiūrėsim, gal kitus atsisiūsim trosam, žodžiu. Uodegą paliksim tą pačią. Uodegą paliksim turbūt tą pačią vis dėlto, nes naują perdaryt, na, ir kainuos. Truputėlį gal patobulinsim biškį ir viskas. Bus, manau, gera ta uodega. Šiaip jinai ir yra gera, tik tai man ta forma nelabai patiko. Nu, nebent va šitą kilį perdarysim, nes dabar toks kampas. Gal nebent truputėlį suapvalinsim, kad tokia apvalesnė būtų. Tai tik tai skilį ir perdarysim, nes čia kilis yra. Nes stabilizatorius geras, vairai geri, posūkio vairas geras, vienintelis va šitas yra. Ir čia jau yra va skylė. Čia irgi įdauža tokia. Žodžiu, truputėlį mes jį, manau, apdailinsim ir pertrauksim naujai ir viskas bus uodega gera. Šitą uodegą nieko nesveria iš vis. Dar tą vamzdį reikia pakeisti. Na, žodžiu, darbo yra dar daug tikrai, bet va, po biškį. Judam į priekį.
kaip ir planuoju, iki žiemos šitą dalyką pabaigti. Be sparnų, be eleronų, kaip sakant, nes juos reikia irgi dažyti, eleronus biški dar pritaikyti, tvarkyti. Tai, bet manau, kad patį fiuzeliažą, patį lėktuvą iki rudens ar iki žiemos bus, žodžiu, paruoštas kitam sezonui, liks sparnai. Viskas. Tiek šitam video ir susitiksim kitose video. Neužmirškit laiko, dalintis video, dalintis Facebook'e mano grupe. Ir visiems gero likusio savaitgalio ir geros ateinančių savaitės. Iki. Sveiki visi draugai. Kągi, šiandien toks trumpas video apie lėktuvo gamybą toliau. Ir šiandien prietaisų skydelį. Dėsim prietaisus. Bandysim įkomponuoti. Prietaisus turim praktiškai visus. Turim aukštimetį. Turim greičio. Turim variometrą. Kažkodėl tai man čia nukritęs į slėgį, gal reaguoja. Turim tachometrą. Dar mums reikia temperatūrinio, žodžiu, oro aušinamo variklio, kur po galvutėmis dedasi tokia kilpelė su laidu ir dačikai, žodžiu, kur rodo oro aušinamo variklio galvučių temperatūrą. Tai va dar tokį reikia gauti, kad žinot mūsų variklio temperatūrą. Kągi, kaip matėt video apie aerodromą. Aerodromas, galima sakyti, pabaigtas. Laukiam, kol sudygs žolė. Tai čia bus tik tais turbūt birželio gale, nors buvo planuota birželio vidury daryti jau atidarimą. Bet kadangi taip gavosi, kaip gavosi, kaip sakant, reikėjo prisitaikyti ir prie ūkininkų, kurie padėjo padaryti aerodromą, tai truputėlis nusitempė. Tai dabar darysim, planuoju apie Liepos vidurį, jau manau bus tikrai viskas sudygę, bus porą kartų nupjautas, sutvarkytas iki galo, atžymėti šonai dar, atžymėsim šonus tako, kad išsiskirtų juosta ir viskas. Ir bus toks miniso skridėlis. Jau porą lėktuvų turėtų būti. Manau, porą skraidyklininkų turėtų būti. Vat, kas žiūri video, kam įdomu, kaip sakant, sužinot, kur tas takas yra, jeigu reikėtų kažką dar nusileisti ar nedaug dievė avarinių būdų tūpti dėl kažkokių priežasčių, būna skrendant šalia, tai vat, kad žinotumėt, kur yra tas takas ir šiaip aplamai susipažinti. Nors, manau, mano tėvukai jau daug kas pažįsta, bet kam įdomu, sakau, susipažinti, atsigert kavos, iš mano pusės ir šašlykas bus, ir toks pabendravimas, paplepėjimas, va, gyvai galėsit pažiūrėti mano daromą 120 kg klasės lėktuvą, nes planuoju užsidėti uodegą, susidėti prietaisus, tada išvarysiu aš į lauką, sakykim, tą sąskridžio, to suskridimo dieną, susidėsiu sparnus, kad bendras vaizdas būtų, bus galima apžiūrėti, žodžiu, susipažinti su visais. Planuoju variklį vis dėlto Rotoxą 447 dėti, dėl to, kad su Hirtu dar yra tikrai daug reikalų, nėra, žodžiu, užkūrimo starterio, reikia dar pritaikyti, neturi redukcijos, reikia daryti reduktorių. Na, žodžiu, daug reikalų iš tikrųjų. Tai aš vis tiek pasilieku nuomonę tokią, kad noriu 447 Rotoxą.
Ir artimiausiu laiku gal jį pavyks gauti. Ir mes jį tada užsidėsim. Sudėsim, nes kol nėra variklio irgi daug darbų negaliu daryti. Todėl, kad man reikia vedžiotis trosus, žodžiu, gazo trosą, pacosai visokie ir šlangutės bako, per kur geriau veš žiūrėti, per priekį, per viršų ir taip toliau. Kol nėra variklio, man yra sunku kažką daryti. Kągi, toks vidos, kas, žodžiu, eisim prie, o žmona kviečia valgyti per raciją. Ir, žodžiu, pakeisim šitą vamzdį linkusi. Turim naują irgi. Po to turim nupirkę stabdžių diskus su suportais. Tai vat, duosiu tėvukui, sakė, padarys, nes reikia tekinimo staklį, dėti suobodus, kaip sakant, tiksliai privirinti, viską padaryti. Tai tikėkime padarys, tai tada ir galėsim irgi vedžiotis trosus, darytis vairalasdę, nes vairalasdė buvo per trumpa. Žodžiu, turim ir rankenas, ir stabdžius. Na, yra daug kas, tik reikia, kaip sakant, kai ką padaryti, kad galėtų vykti kiti darbai. Žodžiu, tokie apibendrinimo darbukai. Šiandien lyja, šlykštus oras, vakar buvo šilta gražu, šiandien visą naktį, visą dieną pliaupia lietus, tai mes nusprendėm biškį pasidarbuoti prie savo darbų, nes jau senokai buvau prieėjęs prie šito aparato, nes vien tik dažymai. Ačiū Dievui, baigėsi tie dažymai iš dalies, reikia biškai ir pailsėti nuo tų darbų, kitokių darbų. Dar eisim prie vėjo jėgainių. Birželio kažkas tai 15 ar 16 pareina varis. Tai va, galėsim eiti ir prie vėjo jėgainių. Reikia įsikelti vėjo jėgainę savo, padaryti klientam jėgainę. Kągi, eisim darbuotis ir parodysim rezultatą.